Sveikučiai! Šiandien kepam antienos krūtinėlių kepsnį ant besisukančio iešmo mažame kamade. Antienos krūtinėlė yra ypač skani mėsa, jeigu iškepta teisingai. Jeigu jums patinka steikas, tai antienos krūtinėlė yra dažnu atveju netgi geriau. Krūtinėlės odelė yra labai skani, jeigu yra teisingai pakepta. Tai tam, kad nesviltų, aš ją tik pasūdau, tai ant druskos sluoksnio tiesiog dedu odelę į apačią krūtinėlės ir tada dedu prieskonius. Pamarinuoju tradiciškai, gana nemažai druskos reikia antienos krūtinėlėms, nes labai mėgsta tokia mėsa druską. Taip pat dedu česnakų granuliuotų, pipirų, čili dribsnių ir vienas iš prieskonių, kurie man labai tinka antienos krūtinėliai, yra kaukazietiški prieskoniai, taip vadinami, arba chmelis suneli, prieskonių mišinys sausas. Tai tikrai labai dera prie krūtinėlių mėsos. Prieskoniais pabarstytas krūtinėlės reikėtų padėti į šaldytuvą pasimarinuoti. Tai geriausia būtų kelioms valandoms arba per naktį. Tokį kepimo būdą norėjau išbandyti jau gana senai ir tiesiog galvojau, kaip tas krūtinėlės galima būtų uždėti ant iešmo. Tai pagaliau sugalvojau ir mažam kamadui irgi būna besisukantis iešmas, šiuo atveju naudoju jį. Tam, kad būtų mažiau krentančių riebalų į anglis ir mažiau sviltų, tai dedu šiek tiek gudriau negu standartiškai. Tai turiu tokias pasidarę specialią detalę, kurią dedu tarp ugnies žiedo ir ugniadėžės, ant kurios dar po to papildomai dedu deflektorių. Ir kad riebalai ir išsiskiriančios sultys nevarvėtų tiesiai ant deflektoriaus, dar dedu iš folijos pasidarytą tokį indelį. Tokiu atveju tiesiog mažiau svyla ir geresnis skonis ir turbūt sveikiau. Prieš užkuriant kamadą viską sudedu ir išbandau, ar tikrai viskas tinka. Tai šiuo atveju labiausiai turbūt, ką reikia žiūrėti, tai kad nebūtų tarpo tarp būtent to rotiserio bazės ir dangčio arba apačios. Tiesiog viską pamatavus galima kurti jau kepsninę ir jos nereikėtų iš esmės kaitinti, nes kepimas bus tiesiogiai ant anglių. Kol įsidega anglis, pasidarau kepsnį iš antienos krūtinėlių. Tai sugalvojau, kad galima jas tiesiog surišti specialia virvele mėsininko ir tai padaryti vieną didelį kepsnį. Tai čia esmė yra, kad odelė turėtų būti kuo daugiau išorėje ir bus galima uždėti ant iešmo saugiau, kad nenukristų. Jeigu siūlai tie ir vienas kitas sudegtų, tai vis tiek dedu kelis sluoksnius surišu, tam, kad sumažinti riziką, kad viskas išbirės bekepant. Turbūt galima antienos krūtinėlės mauti ir tiesiogiai ant iešmo tų laikiklių, bet man norėjosi, kad būtų kuo tolygesnis kepimas, tai odelė jinai turi priskrusti ir gauti daugiau karščio. Ir be tarpų kepant, suviniojant kaip kepsnį, man atrodo, kad toks variantas yra tikrai geresnis. Tai tiesiog papildomai dar aprišimas, jisai suteikia to stabilumo kepsniui ir svarbu yra gerai prisukti. Dedu kepsnį ant iešmo ir dar kartą patikrinu, ar viskas teisingai veikia ir pradedu kepti. Tiesiog jau, kai uždegtukas baigia degti ir anglis įsidega. Kad neperkepti krūtinėlių, būtų gerai naudoti termometrą. Šiuo atveju naudoju bevėlį termometrą, nes kitokio čia ir nepanaudosi. O tam, kad gauti rūkytą skonį, galima pridėti medienos pagaliukų. Kadangi kamadas jau gerokai naudotas, tai tarpinė nebepriglunda, reikia sugalvoti kažkokį būdą. Tiesiog uždedu papildomą svorį, kas leidžia sumažinti tarpus tarp dangčio ir bazės rotiserio, nes sandarumas yra svarbu, nes jeigu yra nesandarumas, tai tada sunkiau reguliuoti temperatūrą, degimas bus didesnis negu reikia. Temperatūra krūtinėlės viduje turėtų pasiekti apie 60 laipsnių Celsijaus pagal planą ir tiesiog, kadangi esu įdėjęs termometrą, kuris visą laiką yra mėsoje, bet kepsnys nėra vienodas, tai dar papildomai matuoju ir su momentiniu termometru skirtingose vietose, tam, kad neperkepti krūtinėlės, nes tikrai svarbu. Na, kai jau vidutinė temperatūra artėja link 60 laipsnių, tai tiesiog tada yra laikas krūtinėlę nuimti. Ir kadangi yra pakankamai šalta lauke, aš dar papildomai įdedu į foliją
kad šiek tiek kepsnys pabūtų ir pasiskirstytų sultys, baigtų jisai kepti ir jau galima bus ragauti. Tai tikrai labai įdomus rezultatas, gana priskrūdo ir odelę pakankamai nemažai ir šiaip matosi, kad tos krūtinėlės labai gerai kepa. Kepant kitokiu būdu, pavyzdžiui, ant ketaus plokštumos, galbūt yra lengviau pasiekti tą traškią odelę, bet tikrai yra viskas tolygiai iškepę ir odelė pakankamai gerai iškepusi irgi, nors iš išorės atrodo, kad jinai dar tokia kaip ir ne visai prikepusi. Taip yra dėl to, kad ant rotisserio kepant išsiskiria riebalai ir sultys ir pastoviai tas visas mišinys, reiškia, jisai sukasi kartu ir visą laiką lyg taip pat save laisto. Todėl tokiu būdu iškepta mėsa dažniausiai yra sultingesnė ir skanesnė negu visais kitais būdais kepama ir tikrai rekomenduoju pabandyti, jeigu turite galimybę pasikepti. Tai labai skanu ir įdomu. Man antienos krūtinėlė yra puikiai alternatyva steikui. Skanaus ir iki kito karto.